Labas rytas šeima. Labas rytas Dievo namiškiai. Sveikinu su sekmadieniu, viešpaties diena, kuomet mes susirinkam šlovinti jį, garbinti jį. Iš tiesų, galvojant apie šlovinimą, mes galim šlovinti tik tą, kurį pažįstam, tik tą, kurį matome. Ir mes pažįstam jį visų pirma iš švento rašto, iš Biblijos. Mes pažįstam savo Dievą. Ir Jėzus sako, jūs studijuojate raštus, manydami ten atrasti išgelbėjimą, o jie kalba apie mane. Iš tikrųjų, visas raštas mums kalba apie Jėzų, kalba apie galingą, šventą, ištikimą Dievą. Ir kartais mes žiūrim į raštą, taip tarsi žiūrėtume į nepažįstamo asmens nuotrauką. Kai aš matau prieš savo akis nuotrauką kažkokio asmens, kurio aš nepažįstu, aš galiu matyti, jis tarkim linksmas ar liūdnas, ar piktas, jis senas ar jaunas, gal jis susimastęs, bet aš matau kažkokią momento nuotaiką, galbūt veido išraišką, galbūt jo pozą, ar jis eina, ar bėga, ar sėdi, bet aš nepažįstu asmens, kas slypi už tos nuotraukos. O kai aš žiūriu, pavyzdžiui, į savo tėčio nuotrauką, jo jau šiandien nebėra, jis danguje, bet aš prisimenu. Aš atsimenu, kaip jis mane vesdavo į darželį, kai mes su juo čiuoždavom nuo kalniuko žiemą su rogutėm. Aš atsimenu, kaip jis mane mokė dviračių važinėti, kaip jis ant savo peties sugerdavo mano ašaras, kai aš verkdavau. Aš prisimenu bendrą patirtį, aš prisimenu laiką kartu. Ir man tas asmuo gyvas, nesvarbu, ar jis toli, ar jis arti, ar jo nebėra šalia. Lygiai taip pat su Dievu. Tai, kas verčia mus matyti jį, tai yra bendra patirtis. Aš galiu skaityti apie Abraomą, apie Izaoką, apie Jokūbą, apie Jėzų, bet man tai bus tolima, jeigu aš neturiu bendros patirties, jeigu aš neturiu bendrystės, jeigu aš neturiu susilietimo su juo. Ir žinot, tai yra geras įprotis, kai skaitai raštą, prašyti Dievę, aš noriu tave pažinti tokį, kokį tu esi šituose puslapiuose. Aš noriu tave pažinti kaip Dievą vedantį į pažado žemę, kaip pažino tave Abraomas, kaip pažino tave Izraelis, kai ėjo iš Egipto. Aš noriu, Dieve, pažinti tave kaip aprūpintoją, kaip maitintoją, nes tu maitinai savo tautą dykumoje, suteikdamas jiem ne tik tai, kas jiems buvo būtina, bet ir tai, ko jie užsigeidė, ne tik manos, bet ir mėsos. Ir žinot, jeigu šiandien manęs paklaustumėte, kokį Dievą aš pažįstu, koks yra mano Dievas, aš sakyčiau, kad mano Dievas yra Dievas einantis prieš mane. Tai yra Dievas nutiesintis man kelią. Ir tik vienas liudijimas, jūs aišku, kiekvienas irgi turit begalę tokių liudijimų, kaip pažinot Dievą, kažkokį jo aspektą, jo asmenybės bruožą. Taigi mano liudijimas toks, kad kai mano sesuo susirgo ir buvo ligoniniai ir aš 2-3 dienas niekaip negalėjau išgauti jokios informacijos, kas jie yra, koks gydymas taikomas, kokia iš vis prognozė. Ir mane jau iš artimos aplinkos žmonės pradėjo raginti, kad tu eik, tu ieškok pažinčių, tu ieškok kažko, kad jai būtų suteikta tinkama pagalba. Ir aš meldžiausi, sakau, Dieve, tu pažįsti mane. Tu žinai, kad aš nemoku ieškoti pažinčių, nemoku eiti, nemoku brautis, nemoku duoti kyšio arba ieškoti kažkokio ypatingo dėmesio. Dieve, tu eik prieš mane. Ir vienas skambutis, aš paskambinau sesers gydytojai, kurį jie gerai pažinojo, jinai pati suorganizavo jos perkelimą. Ir aš sakiau, Dieve, tu eini prieš mane. Tu atlieki tai, ko aš nemoku padaryti. Nes tu rūpinėsi, kiekvienoj situacijoje tu rūpinėsi. Aš pažįstu Dievą ir kaip šventumo Dievą,
kaip Dievą, kuris nekenčia nuodėmės. Aš gal jau esu pasakojus šitą situaciją, kai vienąsyk dar būdama jauna krikščionė, aš pasninkavau 3 dienas ir jaučiausi tokia didelė, tokia reikšminga, nesgi ne kiekvienas pasninkauja 3 dienas, aš jau kažkas ypatingo, jaučiausi išpuikus. Iš tikrųjų buvau išpuikus. Ir mes dalyvavom vienoj konferencijoje ir sakau savo draugiai per pertrauką, einam pasimelst. Ir mes nuėjome miškelį, pradėjom melstis ir aš pamačiau rūstybės Dievą. Dievas, kuris tarsi sako man, tavo puikybė, tavo išpuikimas man nepatinka. Man nepatinka. Iš tikrųjų, puikybė yra kaip stabmeldystė. Nes aš pati savo akise tampu Dievu, tampu stabu pati savo. Jau nebe Dievas svarbu, ką jis padarė, bet ką aš darau. Ašgi pasninkauju. Ašgi tokia didelė, tokia reikšminga, tokia ypatinga. Ir aš pati savo sukuriu stabą. Ir nebe Dievas mano Dievas, bet aš pati savo Dievas. Ir Dievas šito nekenčia. Ir aš patyriau tada Dievo rūstybę, kai jis man sako, išsižadėk, atsiskirk, arba aš sutrypsiu tave kartu su ta nuodėme, kartu su puikybės nuodėme. Šiandien aš tokį Dievą pažįstu, čia tik porą liudijimų, bet iš tikrųjų galim būtų vardinti ir vardinti. Ir aš raginu dabar atsigręžkite savo vidų. Atsigręžkime ir prisiminkime, kokias patirtis, kokius išgyvenimus, kokį laiką mes turėjom su Dievu, kokį mes jis pažįstame ir matome. Ir tada galime šlovinti jį. Dieve, mes šlovinam tave. Mes šlovinam tave. Mes šlovinam tave tokį, kokį šiandien pažįstame. Ir mes trokštame pažinti tave. Tave visą. Tave tokį, koks tu esi Biblijos puslapiuose. Dievą, kuris mato. Pažinti Dievą, kuris nutiesia kelią. Pažinti Dievą, kuris eina pirmas. Pažinti Dievą, kuris yra šventas. Viešpatie, mes matom tave šventą šiandien. Mes matom tave, kad tu esi šventas, kad tu esi nuostabus, kad niekas neprilygsta tau. Mes matom tave, Dieve. Matom tave, Dieve, ir šlovinam. Ir dėkojam tau, kad tu leidėsi pažįstamas, kad tu leidi mums pažinti tave, kad tu leidi mums prisiliesti prie tavo nuostabios asmenybės, kad tu nebesi mums kaip nepažįstamo Dievo atvaizdas. Tu esi mums artimas, mums pažįstamas, Dieve. Tu esi tas, kuris mus apkabina, kuris mus bučiuoja, kuris mus pakelia ant rankų, kuris rūpinasi, guodžia, globoja. Tu esi pažįstamas, artimas Dievas. Kura mana neherendera lara grihiridi. Dieve, trokštam šlovinti tave tokį, kokį pažįstam. Šlovinti tave tokį, kokį matom šiandien. Alleluja, rena meserike. Alleluja, rena meserike. Šventas Dievas, šventumo Dievas. Šventumo Dievas. Dievas, kuris nekenčia nuodėmės. Dievas, kuriam nedorybė nepatinka. Kuriam nedorybė nepriimtina. Viešpatie, tu esi šventas Dievas. Šventas Dievas, nuostabus Dievas, suna mezeri geralara grizirigi. Šyra mana nozoro goroloro baralara griziringarala baralara grendirigi. Halleluja, 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 halleluja. Nuostabus Dievas, nuostabus Dievas, nuostabus Dievas. Dievas, kuris aprūpina. Dievas, kuris teikia viską, ko mums reikia. Dievas, kuris rūpinasi, kuris teikia linksmybę, kuris įveda į puotos namus. Tu esi Dievas, su kuriuo mes puotaujame. Tu esi Dievas, kuris padengia mums stalą mūsų priešų akivaizdoje. Tu esi Dievas, kuris visada vedi mus pergalės eisenoje. Ir mes garbinam tave, mes lenkiamės tau, Dieve. Halleluja, rana mezere geralara baralara grizirigi. Halleluja, rana mezere ge.
Shira mana nosoro goroloro baralara grenderege. Hallelujah, ranna meserege. Shira mana nosoro koroloro brisinkana. Hallelujah. Dievas, kuris nieko nestokoja. Dievas, kuris dalina save, dalina visą, kas jis yra ir ką jis turi. Dievas, kuris nieko nestokoja, kuris nieko negaili dėl savo vaikų, dėl savo tautos. Dievas, kuris atiduoda save, Iš tiesų, kaip tėvai atiduoda save vaikams, taip Dievas atiduoda save savo tautai, bažnyčiai, kūra mana neherendera brisryti. Dieve, tai tavo prigimtis atiduoti save, atiduoti tai, ką tu turi geriausia, atiduoti savo esybę. Dieve, tu nepagailėjai savęs, tu tapai nuodėmę, tu tapai auka, kad mus išpirktum, kad mus įvestum į amžiną gyvenimą, Viešpatie. Sūra mana nesi koro baralara grisirigi, šyra mana nosoro koroloro brisirigi. Tu tapai Emanueliu, Dievu, kuris gyvena su savo tauta, Dievu, kuris vaikšto su savo tauta, kuris yra tarp mūsų. Tu Emanuelis, sono mesere keralara grandi goro baralara grihiridi. Halleluja, Jėzau, meze gera mana neheridi. Dieve, mes pakeliam balsus į tave. Mes sakom, tu esi mūsų mylimasis. Tu Dievas, kurį mes mylim, kuriam mes skolingi viską. Visą save, visą, kas esame, visą, ką turime. Dieve, sono mesirikėjai. Mes skolingi tau viską. Mes skolingi tau, Viešpatie, sono mesirikėjai. Tai tu kuri mūsų namus, tu kuri mūsų asmenybės, tu statydinimus, tu statai, tu augini, kūra mana nezirengėjai. Tu ištobulinimus, Viešpatie, tu darai mus geresnėm asmenybėm. Kėra mana nesireikėjai. Kiekvieną kartą, kai susitinkam su tavimi, mes, Viešpatie, neliekam tokie patys. Mes keičiamės į tavo atvaizdą, kad atspindėtume tavo šlovę, Dieve, keisi koro mana neherendėjai. Halleluja, rana mesiri giralara greisiri karalara groharadaya. Tu nuostabus Dievas, tu nuostabus Dievas, tu nuostabus Dievas. Tu nuostabus Dievas, suna mesiri karalara grandirigi. Tu nuostabus Dievas, mes garbinam tave, mes lenkiamės prieš tave. Ura mana neherenderelara grandirigi. Tu Dievas, kurio pakanka. Kėra mana nozoro goroloro brizirigi. Tavęs pakanka, Viešpatie, kad mes būtume laimingi, kad mūsų gyvenimai būtų pilnaverčiai. Tavęs pakanka, Dieve, sono mesere keralara grendirigi, kad mes jaustumėmės pakankami išpildyti. Tavęs pakanka, Dieve, soro mana nesirikiai. Šėra mana nozoro goroloro grandiri giralara gehereberelara graja. Ura mana nehereberelara greiseri giralara greisiriki. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kėra mana nozoro koroloro brasankana mesere giralara grendi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nuostabus Jėzus, nuostabus Jėzus, nuostabus Jėzus, nuostabus Jėzus, besikėra brehedėje. Dieve, tu pripildai mūsų širdis. Kai mes garbinam tave, tu pripildai mūsų širdis. Tu pripildai atmosferą. Tu viešpatauji šitoje vietoje. Tavęs čia pilna, sono mezeringiai.
kiekviena molekulė, kiekvienas atomas alsuoja tavimi, nes tu didis Dievas. Tu didis Dievas, Sūnų Mahadayara Hadayara Hadei. Yra mana nosoro goroloro beralera brisiriki. Pats oras įelektrintas dėl tavo buvimo, dėl tavo šventumo, dėl tavo šlovės, kuri liejasi šitoje vietoje. Ora mana nahara beralera baralera grosoro goroloro geheredei. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora hanana hadi. Ora hanana haradarala breherede. Ora hanama haradarala barala graharadarala reheredarala rihiridi. Shira manana haradarala barala graharadarala reheredarala rihiridi. Hallelujah, 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 hallelujah. Yorma mana nesere gerala barala grusankana mesereki. Shira mana nosoro barala barala grandi garala grosoroki. Hallelujah, ranna mesere gerala grasankana mesere gorolo grindi. Ora shara mana nosoro gorolo barala grisereki. Hallelujah, ranna mehere derala graharade. Tu nuostabus esi, tu nuostabus esi, tu nuostabus esi, tu nuostabus esi, o mes žavimės tavimi, mes žavimės tavimi, žvelgdami į tave mes žavimės, mes kupini susižavėjimo Dieve. Tu nuostabus Sūnų meseri kerala greiseri. Hallelujah, ranna mesere gerala grosoroki. Shira manna nosoro gorala grandiri gerala grehiridi. Ora manna nasara gerala barala grondoro gorala brisiri gerala grehiridi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lenkiamės prieš tave, Jėzau. Lenkiamės prieš tave, Jėzau. Mes žinom, kad tu karaliauji, kad tu amžinai sėdi soste savo tėvo dešinėje. Mes žinom, kad tu vainikuotas, kad tu išaukštintas, kad viešpatavimas ant tavo peties. Ora mana neseri keralara grisiri karalara brihiridi, kad tau skirta viešpatauti, Dieve. Mes pažįstam tave. Mes pažįstam tave kaip karalių, mes pažįstam tave kaip Dievą, Sūnų meseri kerala griziri girala brohorodė. Šyra mana nozoro gorolo berala griziri garala grindirėkė. Alelujas. Mes pažįstam tave, tu karaliauji, tu sėdi soste viešpatie Dieve. Mes pažįstam tave kaip karalių, mes pažįstam tave kaip išaukštintą. Tu esi išaukštintas Dievas, tu tas, kuris sėdi soste, kūra mana neseri gerala grehirdi. Tu mūsų širdžių karalius, tu tas, kurį mes mylim viešpatie Dieve, kūra mana neseri gerala grehirdi. Hallelujah, rana meseri. Shira mana nosara karala. Hallelujah, rana masara karala grindiri. Kura mana neseri gerala grosoro. We crown you, we fall face down, we worship, we all cry out, you are worthy, God, you are worthy, God, yes, we crown you, we fall face down, we worship, we all cry out, you are worthy.
mes tave aukštinam tave viešpatie, aukštinam tave viešpatie, atverk garbinimo dvasią, išliek garbinimo patepimą, išliek garbinimo dvasią šitoje vietoje, kad mes galėtume nevaržomai, netrukdomai garbinti tave, kad mes pasijungtume prie to, kas vyksta danguje šiandien. Ora šyberi girdį, šyra mano nosoro koroloro greisirėkį. Visas dangus šlovina tave, visas dangus lenkiasi prieš tave, visas dangus dreba nuo šlovinimo šūksnių, nuo garbinimo garso ir melodijos, sono meserėkį. Ora šėra pasakara baralara graharandarala grendėgį. Alleluia, ranna mesereke. Alleluia, ranna mesereke ralara grandi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, recere ralara grasarake. Alleluia, Jėzau. Tu karūnuotas, tu sėdi soste, tu išaukštintas. Ir nieks neprilygsta tau, nei danguje, nei žemėje. Nieks neprilygsta tau, nieks nedrįsta lygintis prieš tave. Ora mana nesirėkė, ora mana nesirėkė. Tu prisiėmei kryžiaus gėdą, kad būtum išaukštintas, kad būtum karūnuotas, kad imtum viešpatauti. Ora mana nesirėkė, ralara brisirėkė. Tu prisėmei kryžiaus gėdą, kad visi tavo priešai būtų pakloti kaip pakojis po tavo kojomis. Dieve, mes atsiduodam tave, garbinam tave, Dieve, kėra brisirėkė. Alleluja, rana mesirėkė. Alleluja, rana mesirėkė. Alleluia, rana mesirėkė. Shera baragrasara karalara grossa. Shera mana nosoro koroloro grasara ki. Alleluia, rana mesirėkė ralara grandi. Shira baragrasa ke sakana mesirėkė ralara grandi rikoroloro grandi. Alleluia, alleluia. Shera mana nosoro kosso koro. Shira baragrasa ke. Alleluia, ranna meseriki. Shira baralara grusan kana meseriki. Alleluia, alleluia, alleluia. Ura mana meseriki ralara baralara grosiki. Shira mana nosoro baralara baralara grihiridi. Alleluia, ranna meseriki. Alleluia, ranna meseriki ralara grosiki. Shira baralara brusan kana mesereke ralara grosoroti. Alleluia, ranna mesereke. Shira mana nosoro kororo grasarati. Alleluia, ranna mesereke kororo grasarati. Shira mana nosoro kororo grasarati. Alleluia, alleluia, alleluia. Yera mana nasara karara. Alleluia, ranna mesereke. Shira baralara grosoroti. Shira mana nosoro kororo grasarati. Shira baralara grassan kana mesereke. Alleluia, ranna mesereke ralara brandereke. Alleluia, ranna mesereke. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Jėzus. Alleluia, Reiškia. Iš tiesų, Dieve, kai žiūrime tave, viskas, kas yra žemėje, nublanksta. Viskas nublanksta prieš tavo grožį, prieš tavo didybę. Viskas nublanksta, Viešpatie Dieve. Kai mes žvelgiam į tave, žemiška realybė ištirpsta, tarsi pradingsta. Tu vienas viską užpildai. Tu vienas viską užpildai. Tu pripildai mūsų gyvenimus. Tu pripildai šitą erdvę. Tu pripildai tą realybę, kurioje mes gyvename. Tu pripildai viską savimi.
Ir oras įkaitęs. Oras juda nuo tavo buvimo, nuo tavo judėjimo, nuo tavo artumo. Hallelujah, ranamesireke. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Viskas ištirpsta Viešpatie tavo artume. Viskas ištirpsta, kai žvelgiam į tave. Tu vienintelis realus. Tu esi mūsų realybė, mūsų gyvenimas. Tu mūsų realybė, Viešpatie. Tu vienintelis, kurio mums reikia. Tu vienintelis, ko mums reikia. Tu tas, be kurio mes negalim gyventi. Jėzau, bedžiaregiai. Hallelujah, ranamesireke, ralaragrandiri, gorolorograja, reisiriki. Tu mūsų realybė, Viešpatie. Ir mano nesireke. Nieko kito mums nereikia. Tik tavęs, Viešpatie. Tik tavęs, Viešpatie. Tu didesnis nei bet kokia svajonė. Tu didesnis, Viešpatie, nei viskas, ką mes galėtume pasvajoti, ko mes galėtume trokšti. Tu pats vienas esi didesnis. Tu daugiau, Viešpatie. Dieve, šiandien mes priklausom tau. Mes priklausom tau, Viešpatie. Ora mano nesireke. Ir mus jungia meilė. Mus jungia meilė. Meilė, kuri išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią. Meilė, kuri šiandien viską palaiko. Viską pripildo, Viešpatie, Jėzau, besireke. Hallelujah, renamesireke, ralaragrasara, karalaragraja. Hallelujah, renamesireke. Jėzau, tavęs daugiau negu pakanka. Tavęs daugiau negu pakanka. Tu esi viskas, ko galėtų trokšti kiekviena širdis. Tu esi viskas. Tu esi išpildymas, pripildymas. Tu visame pripildai. Tu Dievas ir nėra tau lygių. Tu mūsų jaunikis, tu mūsų svajonė. Ir svajonės išpildymas. Ora mano nesireke, ralaragrakantaja. Hallelujah, ranamesireke. Hallelujah, ranamesireke. Dieve, tu mūsų Dievas. Tu mūsų Dievas, mes tau tarnaujam. Tau tarnaujam, tave garbinam, Viešpatie. Tave garbinam, sunamesireke. Jeigu visas pasaulis ir kalbėtų, kad neverta tarnauti Dievui, kad kokia prasmė iš tarnavimo Dievui, Viešpatie, mes vis vien tau tarnausim. Mes vis vien tave garbinsim, nes tu mūsų gyvenimo prasmė. Tu mūsų tikslas, tu mūsų ašis, aplink kurią viskas sukasi. Viešpatie, mes tave išskiriam, tave išskiriam, tave išskiriam, tave garbinam, Dieve. Nes nėra tau lygių, nes tu vienintelis. Ir aš sakau, yra prasmė tarnauti Dievui, yra prasmė jį garbinti, yra prasmė jam dėkoti, nes jis neprilygstama asmenybė. Nes jam nėra lygių šitoje žemėje, nes jam nėra lygių. Hallelujah, ranamesireke. Nes jis visada turi išeiti. Jis veda į pažado žemę. Jis perskiria jūros vandenis ir perskiria Jordano vandenis. Ora mano nesireke. Jis priverčia bėgti priešus. Ora šeba regeredėja. Jis suteikia paveldą savo tautai. Jis pats yra mūsų paveldas. Visa, kas jis yra mūsų paveldas. Yra mūsų pažado žemė. Hallelujah, ranamesireke. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jis visas pasaulis.
Jis atstoja visą pasaulį ir dar daugiau. Aleliuja, reina mečerikė. Nieko kito taip netrokštų kaip viešpatis, kaip jo pažinimą. O ramana neserikė. Aleliuja, rana neserikė. Noriu skaityti raštą ir pažinti tave, Jėzau. Noriu melstis ir susiliesti su tavimi. Susiliesti su tavimi. Susiliesti, patirti tave, viešpatie Jėzau, pezere geralera graha randy. Nes tu man visas pasaulis, nes tu man visa visata. O ramana nachantaja, pezere geralera grahantaya. Aleliuja. O rašėbere geredai. Tu vertas daugiau, negu aš kada nors galėčiau turėti šitoj žemėj, negu aš galėčiau pasiekti šitoj žemėj. Tu vertas daugiau, tu vertesnis už bet kokį lobį, tu vertesnis už perlus, už auksą, už sidabrą, už deimantus, tu vertesnis, Jėzau. Gėra brezirigi, šyra mananosoro korolara brasaragi, tu vertesnis, Jėzau, bezere geralara grigirigi. Halleluja. Vertesnis, Jėzau, tu vertesnis. Mes sveikinam tave šitoje vietoje. Mes atiduodam tau garbę, tau šlovę. Tu Dievas, kuriam nėra lygių. Tu Dievas, kuriam nėra lygių. Tu Dievas, kuris pripildai mano vidų, užpildai mano širdį. Tu Dievas, kuris užpildai, kuris nepalieki tuščios vietos. Ore mano nesireikėjo. Ir iš tiesų nieko kito man nereikia. Nieko kito man nereikia. Tik tavęs, tik tavęs, tik tavęs, tik tavęs. Tu verčiausias, Dieve. Tu verčiausias. Sono mesere keralera grisirigi. Tik tavęs trokštam. Tik tavęs trokštam, Jėzau. Tik tavęs trokštam, viešpatie Jėzau. Tik tavęs trokštam, seira mano nosoro keralera grisirigi. Šyra mano nosoro koroloro grasara karolera grafata. Tu vertas, 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 vertas. Vertas, 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 vertas. Tu vertas, Jėzau. Tu vertas, Jėzau. Tu vertas gyriaus. Tu vertas pasišventimo. Tu vertas geriausio, ką mes turim, ką mes galim tau duoti. Tu vertas geriausio. Tu vertas visko, viešpatie. Visos šlovės, visų turtų, visų žemės išteklių, visų karalių šlovės. Tu esi daugiau, tu vertas. Alleluia, ranna mechere della la grafanta. Io ramana nechere della la grechere de. Io romana nechere della la brechere de. Io romana nechere della la barala groforo della la grafara de. Io romana nechere della la barala grosera gi. Ora macerege, era mana mecerege. Ora manna mecere garalara brasara garalara rekere deralara braharade.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ora mana neherede, ora mana neherede. Tu širdies troškimas, tu gyvenimo tikslas, tu vertas. Ora šebere geredė, tu daugiau nei visas dangus, tu daugiau nei žemė, sūna meherete, tu aukščiau už kalnus, tu giliau už bedugnę. Ora mana nesere kerala grasa ragi, tu širdies troškimas, tu širdies troškimas, tu gelmė, kurios šaukiuosi, tu mūsų Dievas, sono mesere. Ora mana mecere gorolara brisi, karabarala grosoro kerala grisi rigi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ora mana nesere kerala grasa ragi, ora shara barala grasa kana. Ora mana nakanta ya besere kesa karabara grekerede. Era mana nesere ke. Rahana mesere kerala braharadi. Shira bara grasa kana mesere ke. Hallelujah, rekerede. Ora shegere gerede. Hallelujah, rana mesere ke. Hallelujah, rana mesere ke. Ora mana mesere kerala bara gresere ke. Tu vertas, tu verčiausias iš visų, tu verčiausias iš visų, tu verčiausias, kad tau lenktumėmės, kad visata lenktųsi prieš tave, kad visi pripažintų tau šlovę, tau didybę, tau valdžią. Mes pripažįstam tau viešpatavimą, mes pripažįstam Dievą tau, mes pripažįstam, kad tu esi didis. Mes pripažįstam ir išpažįstam, kad tu esi Dievas šitoje vietoje. Ir mes garbinam tave, mes šlovinam tave viešpate Dieve. Mes šlovinam tave Dieve, nes tu verčiausias Dieve. Tu verčiausias, mes prisimenam tave kiekvieną sekmadienį mes prisimenam tave ir garbinam tave. Mes sakom, kad negalime be tavęs. Ir šita duona, ir šitas vynuogių sultis simbolizuoja, kad tu mums reikalingas, kad mes negalim be tavęs, kad mums reikia priimti tave į savo vidų kiekvieną dieną, kad mes būtume su tavimi, kad būtume neatskirimi nuo tavęs. Hallelujah, Dieve, mes laiminam duoną. Mes laiminam taurę, mes norim susijungti su tavimi, nes tu mūsų gyvenimo tikslas, nes tu mūsų gyvenimo prasmė. Mes dėkojam tau viešpate Dieve, mes dėkojam tau Dieve, kėralara grizirigi, kad tu viską čia pripildai, kad tu užpildai, kad tu nepalieki tuščios nė vienos mūsų širdies kartelės. Tu pripildai viešpate. Kaip duona ištirpsta mumise ir tampa mūsų kūnu, kaip vynas ištirpsta mumise ir tampa mūsų dalimi. Taip viešpate mes priimam tave, tavo dvasią, kad mes taptume tavo dalim, o tu mūsų dalim. Amen. Aleliuja Dieve. Iš tikrųjų viešpate, kaip gerai, kai tu ateini ir kai tu parodai viešpate mūsų puikybę, kada mes nusidedam Dieve, kai mes kažkur ne ten pasukam, ne ten žiūrim, kai mūsų širdis pasiaukština. Kaip gerai, Tėveli, kai tu ateini ir pabari mus viešpate. Ir iš tikrųjų mes atgailaujam, Dieve, mes atgailaujam
Ir aš Viešpatie tikrai atgailauju, jeigu Dieve mano lūpos kalbėjo kažką išpuikusios širdies Viešpatie. Iš tikrųjų, Dieve, atleisk mums. Tikrai norim prieš Tave nusižeminti. Ir iš tikrųjų mes nusižeminam, ne tik, kad norim, Dieve. Iš tikrųjų norim nusižeminti Viešpatie. Oras santarudara bergės erdai. Taip, Tėveli, taip, Tėveli. Lenkiamės prieš Tave, Dieve. Mylim Tave iš tikrųjų. Mylim Tave, laukiam Tavęs, Dieve. Aš dėkoju Viešpatie už šį sekmadienį, aš dėkoju už kiekvieną. Aš dėkoju už namų atmosferą. Tai yra taip, tai yra Tavo namų bažnyčia, tai yra Dievo namai, Tėvo namai. Kaip gerai, kai Tu ateini Viešpatie, kaip gerai, kad Tu esi čia. Ir aš prašau, Šventoji Dvasia, tiesiog kalbėk Viešpatie, užtvirtink Dieve, užtvirtink Dieve. Tai, kas bus čia atpalaiduota, tai, kas bus skelbiama. O, laras santara beregės irdai. Te būna tai Tavo šlovai. Te atsigauna kiekviena širdis. Te būna sustiprinta kiekviena širdis, te būna pamaitinta. Kiekvieno vidinis žmogus, tas tikėjimas te būna sustiprintas. Te būna sušildyta kiekviena širdis, Viešpatie. Ir Viešpatie, kai aš kalbėsiu, aš prašau, kad Tavo angelai jie veiktų ir ištrauktų bet kokias strėles, bet kokias tas užnuodytas priešų strėles, kurios įsmigusios tiek į širdį ar į žmogaus nugarą, Dieve. Te būna ištraukta kiekviena užnuodyta strėlė Jėzaus Kristaus vardu. Te būna ištraukta, aš prašau, Dieve, kol aš kalbėsiu, te veikia Tavo angelai, te keičia atmosferą, te valo Viešpatie tai, kas turi būti apvalyti. O taip, Dieve. Ačiū Tau, Tėve, ačiū Tau, Dieve. Tu iš tikrųjų esi gyvas, Tu esi gyvųjų Dievas, Tu nemirusiųjų Dievas, Tu gyvųjų Dievas. Taip, Tu kalbėjai su sadukėjais, kurie netikėjo mirusių prisikėlimu. Ir Tu sakei, kad Tu esi Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, gyvųjų Dievas. Jie šiandieną gyvi, kaip ir kiti Tavo tarnai šiandien. Tie, kurie su Tavimi, kurie Tau tarnavo, jie yra gyvi, nors ir mirė, bet jie yra gyvi, Dieve. Jie yra daug gyvesni, Dieve, negu mes įsivaizduojam, Viešpatie. O, laras santara bergis, te teka Tavo gyvybė, te teka gyvybės upė, tegul teka. Halleluja. Gerai, būkit pasveikinti visi, kurie klausosi. Šiandieną noriu iš 1 Jono laiško pradėti 4 skyrius, 7 eilutė ir toliau bus. Mylimieji, mylėkite vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad gyventume per jį. Suprantat, Jėzus yra gyvenimas ir per Jėzų ateina gyvenimas, gyvenimo apstybė. Mums jisai atsiųstas, mums yra jau duota, mes jau šiandien turime sūnų, kad mes gyventumėm. Ir kiekvienas sako, kas turi sūnų, tas gyvena, tas turi gyvenimą, tas turi gyvybę, ant to nėra Dievo rūstybės. Ir kiekvienas, kuris atmeta sūnų, ant jo dar pasilieka rūstybė, ant jo nėra gyvenimo. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo. Ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Ir vėl norisi dėkoti, o atrodo skaitai kiekvieną eilutę ir norisi dėkoti. Permaldavo. Ką permaldavo? Mano nuodėmes permaldavo. Už mane iš tikrųjų, ko aš buvau vertas. Ir apskritai, ko aš esu vertas be Dievo. Bet mano nuodėmės buvo permaldautos, suprantat? Ir tavo nuodėmės, ir šito pasaulio nuodėmės, kiekvienas, kas ateina, kas patikė, kas priima, jo visa
praeitis yra permaldauta. Mylimieji, jeigu Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Jeigu mums iš tikrųjų tiek daug atleista, jeigu mums iš tikrųjų yra atleista, tai kaip mes galime neatleisti kitiems? Kokia yra nuodėmė, kad mes negalėtumėm atleisti? Koks jau čia išsakytas žodis jau taip galėjo sužeisti, kad mes jau nebegalim atleisti. Nėra nei tokio žodžio, nei tokio darbo, kurio negalėtumėm atleisti. Dievo niekas niekada nėra matęs. Jeigu mylime vieni kitus, Dievas pasilieka mumise ir jo meilė mumise tobula tampa. Iš to pažįstame, jog pasiliekame jame ir jis mumise. Jis davė mums savo dvasios. Taigi, mes matėme ir liudėme, kad tėvas atsiuntė sūnų pasaulio gelbėtoją. Taip, Jonas yra liudytojas, sako, aš esu liudytojas. Jonas iš tikrųjų vaikščia su Jėzumi ir apskritai apaštalų darbuose, kaip mokiniai sakė, mes liudytojai, jie buvo Jėzaus liudytojai, suprantat, jie liudijo Jėzų, jie vaikščiojo, jie matė, jie lietė, jie su juo kalbėjo, jie su juo valtį plaukė, jie su juo valgė, jie matė jo stebuklus, jie tiesiog būdavo arti su juo, jie viską matė ir tai, ką jie kalbėjo, jie tai ir liudijo. Ir šiandieną mes esam kviečiami lygiai į tą patį gyvenimą, būti su Jėzumi, valgyti su juo, vaikščioti su juo, matyti tos stebuklus, daryti jo vardu tos pačius stebuklus. Jisai sakė, darysite dar didesnius. Išdrįskim bent jau pamastyti taip. Bent jau išdrįskime. Išdrįskime. Ar gali šiandieną būti padauginta duona? Aš skaičiau apie tokią vieną Dievo tarnaitę, Heidi Baker, Mozambike tarnauja misionierė. Ir buvo laikas ten, kai labai daug jinai vaikų globoja, ten daug tu turi globos tokių namų, turi našlaičių namų. Ir artėjo kalėdos ir jie mažai buvo maisto, ten kažkiek, kad turėjo tiek vištų, bet tiek, kiek buvo ten vaikų ir žmonių, nepamaitintų, ta prasme. Ir jie meldėsi ir buvo toks stebuklas, kad vištienos užteko visiems. Va toks šių dienų stebuklas. Mes pažinom ir įtikėjom meilę, kurią Dievas mus myli. Dievas yra meilė. O čia žiūrėkit vėl, atrodo kiek nedaug. Vis atrodo sukasi apie tą patį, atrodo Jonas šneka. Dievas yra meilė. Kas pasilieka meiliai, tas pasilieka Dieve ir Dievas jame. Ir meilė pasiekia mumise tobulumą, kad galim turėti drąsų pasitikėjimą teismo dieną, nes koks jis yra tokie ir mes esame šiame pasaulyje. Vau, koksai pareiškimas. Mes esame tokie, koks ir jisai. Šiame pasaulyje, tu ir aš, mes esame tokie kaip Jėzus. Ar tu drįsti taip pagalvoti apie save? Aš esu toks kaip Jėzus šiame pasaulyje. Meilėje nėra baimės, nes tobula meilė išveja baimę. Baimė yra kančia ir kas bijo, tas dar nėra tobulas meilė. Ir sako, aš myliu Dievą, o brolio nekenčia, tas yra melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato? Sako, mes turim tokį įsakymą. Kas myli Dievą, tas turi mylėti ir savo brolį. Meilė, jinai rūpinasi, kad mes gyventume. Dievas yra meilė. Tai aš sakysiu, dabar sakysiu meilė, tai žinokit, kad čia Dievas. Meilė rūpinasi, kad mes gyventume. Jinai dėl to ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavėm. Permaldavo tėvo pyktį, kad jo rūstybė mūsų neužmuštų. Suprantat? Ta rūstybė gali užmušti. Jina dalinosi apie tą rūstybę, kad atrodo, ir atrodo, žiūrėkit, kaip kartais gali apsigauti ir pasididžiuoti. Ir atrodo, tu darai gerą darbą, vykdai Dievo žodį, pasninkauji. Dievas sakė pasninkauti, ne išvarinėtas veislės. Ir čia yra gerai pasninkauti,
Ane, tai nėra blogas darbas pasninkauti. Bet va, pasninkavo žmogus ir pasididžiavo. Ir sako, aš tave sutrypčiau. Sako, aš nekenčiu puikybės. Ir atrodo, mes kartais savo gyvenime galim daryti gerus darbus. Teisingus gerus darbus, bet būti pilni tokio pasididžiavimo, nes kiti tai nedaro to, ką aš darau. Kiti nepasninkauja, kiti neskelbia Evangelijos, kiti nesimeldžia taip, kaip aš meldžiuosi, kiti neskaito to, ką aš skaitau, suprantat? Čia visas vienas tas pats yra ta pati šaknis, ta puikybės šaknis. Bet visą šitą šaknį, žinot, kas pakerta, tai meilė. Ir, žinot, daug nereikia. Viena tai mylėti Dievą ir mylėti savo artimą. Sako, šitais įsakymais remiasi visas įstatymas. Viskas remiasi, Senas testamentas, Naujas, viskas remiasi. Mylėti Dievą. Ir mylėti Dievą visomis jėgomis. Suprantat, visomis jėgomis. Ir dabar rimtai pasižiūrėkite, tai nebūna šiandieną, toks, jums vėl, Darius kalba, tuos dalykus, kuriuos mes jau 100 metų girdėjom. Bet dabar paklausyk iš naujo. Tu myli Dievą visomis savo jėgomis? Kaip tai atrodo, pavyzdžiui? Kaip ta meilė visomis jėgomis atrodo? Kokiomis jėgomis? Kiek tų jėgų įdedi? Kiek pastangų įdedi? Savo protu. Mes apie protą dar pakalbėsim. Ką veikia tavo protas? Kuris įveiklintas, kaip dabar toks yra madingas žodis, įveiklinti, įsiveiklinęs. Kur tavo protas įsiveiklinęs, apie ką jisai masto? Visa širdimi ir visomis jėgomis, ne? Jėgomis sakiau, bet visa širdimi. Kada tu paskutinį kartą sakei, Dieve, aš myliu tave? Kada paskutinį kartą tu tai pasakei? Nuoširdžiai, taip tikrai, Dieve, aš myliu tave. Ne tai, kad Dieve, brolis netoks, pasakyk, kad brolis biški pasikeistų, pasakyk, kad mano brolis pasidalintų su manimi turtą, pasakyk, kad jisai biški taip nekalbėtų, nedarytų, arba Dieve, duok man tą, Dieve, bet paprasčiausiai, kada paskutinį kartą mes esam pasakę, Dieve, aš myliu tave. Ar tobula meilė gyvena tavo širdį? Dėl ko tu tiki Dievą? Dėl ko tiki? Ar dėl to, kad bijai patekti pragarą? Aš tikiu Dievą, nes, aišku, aš nesakysiu, kad aš bijau pragarą patekti, bet viduj aš bijau pragaro, tai dėl to ir susilaikau nuo kažko. Tai žinai, aš pasakysiu, tuomet pasilieki dar kančioje, nes kančioje, sako, baimėje yra kančia. Tu pasilieki, tu nemyli Dievą, bet tu tiesiog, aš bijau Dievo, jisai rūstus ir aš bijau pragaro, aš nenoriu pragarą papulti, suprantu. Ir tai yra iškreiptas supratimas apie Dievą, kuris yra meilė. Yra visiškai neteisingas supratimas. Žinai, jis tau neiškėlė, nei man jokių tau sąlygų. Jisai tiesiog myli tave, sako, Dievas pirmas mus pamilo. Jisai nėra parašyta, kad jeigu tu dabar nustosi nuodėmiauti, tai aš tave pamilsiu. Ne, sako, jisai pirmas mus pamilo, kai mes dar nuodėmėse sėdėjom, iki ausų paskendę, pilni ten neteisumo, neaišku, kur klaidžiam, jis jau mylėjo, supranti? Jis nekėlė tau jokių sąlygų. Jisai myli ir laukia. Kol žmogus per savo gyvenimą ateis iki tokio taško, kad tai suprastų. Bet kai ateis iki šito taško, baigsis religija. Ir tai atneš tau begalinį džiaugsmą, begalinę laisvę, ramybę. Tėvo ir sūnaus santykius atneš, tos šeiminiškus santykius. Mylėti artimą. Mano širdyje, iš tikrųjų, ar galiu pasakyti, kad gyvena tik tobula meilė artimai. Aš tobulai myliu. Tobulai tai reiškia be priekaištų. Žinot šitą? Tobulas yra be priekaištų. Tobula meilė, tai reiškia, jinai be priekaištų. Ir aš niekam nepriekaištauju. Ir man niekas nepriekaištauja. Žinot, man atėjo tokios mintis. Tai, ką šiandieną kalbu, aš tiesiog
tai, ką aš tiesiog per šitą savaitę surinkau, vat, būdamas su Dievu, vat, būni kažką gauni, kažkiek tau kažkas pasimato, apsireiškia ir aš tiesiog dalinuosi. Aš supratau, kad tai yra meilė. Tobula meilė yra tokia, kuri pereina pro visas neapykantos sienas. Suprantat? Žiūrėkit. Tobula meilė, jinai praeina. Jinai neužkliūna. Jinai praeina pro pavydą, pro šmeištą, apkalbas, pavyzdžiui. O, aš negaliu jisai apkalbą. O, mane atstūmė ir viskas. Mane atstūmė, mane įžeidė ir viskas. Ir mano meilė čia pasibaigė. Tai reiškia, dar tavo meilė netobula. Kiek kartų Dievas buvo atstumtas? Jisai nenustoja. Eina ir eina ir eina pas kiekvieną žmogų. Dievas eina. Tobula meilė apkabina priešą. Suprantat? Tobula meilė. Oi, ne, jisai priešas. Jisai ne, aš jo reikalų nenoriu turėti. Tobula meilė paduoda vandens ir pamaitina savo priešą, tą, kuris nekenčia. Mato, tobula meilė jinai praeina. Jinai neužkliūna. Jinai aprengia, jinai visuomet myli. Tobulos meilės širdis apkabina savo persekiotojus. Jinai praeina pro erškėčių spyglius. Jėzus turėjo ant galvos erškėčių spyglius. Jinai pakenčia rimbo skausmą, liežuvių plakimą. Jinai ištveria neteisybę. Ir žinot, aš jums pasakysiu, tobulos meilės niekas nesulaikys. Tai yra nesulaikoma. Nėra tokių kliučių. Tobulai meiliai nėra kliučių žemėje. Niekas jos nesulaikys. Jinai yra nenugalima jėga. Todėl mūsų Dievas yra nenugalimas. Tobula meilė išveja bet kokią baimę. Jai nėra ko bijoti. Suprantat? Jai nėra. Kas ją atstums, jinai nusijuoks. Nu ir kas, kad tu atstumsi, vis tiek aš tavį myliu. Tu mane pavadinsi kažko, ne? Nu ir kas? Vis tiek aš tavį mylėsiu. Jokia baimė nesulaikys mylėti. Suprantat? Mylėti. Kas gali sulaikyti mylėti? Pasakykit, kas gali sulaikyti mylėti? Tik tais tobula meilė gali sakyti nuo kryžiaus. Atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Suprantat, tobula meilė žino, kad daugelis žmonių kandžiojosi, šmeižia, daro piktą, tik dėl to, kad jie nežino, ką daro. Jeigu jie žinotų, ką jie daro, jie to nedarytų. Suprantat, tobula meilė, jinai neužkliūna už žmonių klaidų, už jų nežinojimą, už priešiškumo. Jinai praeina pro juos. Kaip Jėzus yra praėjęs pro minę, kai ta minė norėjo sykį nustumti jį nuo kalno. Tiesiog parašyta, Jėzus praėjo pro juos. Vat suprantat, tobula meilė, jinai praeina pro visą tai, jinai neužkliūna. Mąstykim apie tai. Mąstykit apie tokią meilę. Apie tokią meilę. Kurie, žinai, ten sudavė per vieną skruostą ir viskas, ir jinai ir baigėsi mano meilė ir viskas, visam gyvenimui. Nu ir kas? Tobula meilė, jinai atsuko kitą skruostą. Nu duok dar, jeigu taip nori. Tau reikia tunikos, gerai, atiduosiu ir megztinį savo. Reikia marškinių, gerai, atiduosiu, dar namie vienus turiu. Apie ką tu mąstai dienos bėgyje? Psalmių knyga, žiūrėkit, pati pirma psalmė prasideda taip. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai, nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi su apjokiais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Va toks žmogus, sako, bus kaip medis prie upelio pasodintas. Metoj atėjus jisai duoda derlių. Ką jis bedarytų, jam sako, sekasi. Yra toks posakis, kaip žmogus galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Ir tai paliečia, suprantat, to žmogaus kiekvieną gyvenimo aspektą. Žmogus iš tiesų yra tai, ką jisai galvoja. Va ta minčių visuma. Ir, suprantat, mes vis tiek per dieną mes vis galvojam, kasdien mes apie kažką mąstom, galvojam.
Raštas sako, neprisitaikyk prie šito pasaulio, atsinaujink savo protą, kad tu galėtum ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Kaip aš ištirsiu, žiūrėkit, kaip aš galiu ištirti, kas patinka Dievui, jeigu aš neskaitau, tarkim, Dievo žodžio. Jeigu aš jo neskaitau. Suprantat? Dievo žodis, aš šiandieną vėl, esat girdėję, kad, žiūrėkit, Biblija yra Dievo laiškas tau ir man. Priimkim tai, kad, Ina dalinosi, apie tą kažkiek tai. Tai yra tėvo laiškas. Tai yra meilės laiškas. Iš esmės tai yra meilės laiškas. Suprantat, Dievas surašė tau testamentą. Jis tau parašė laišką, tokį storą laišką, ilgą, didelį, žinai. Ir ten yra į visas gyvenimo tavo sritis. Ir tam pavyzdžių yra daug surašyta prieš tai buvusių žmonių. Dievas antiek tave myli, jis antiek viską surašė. Sako, žinai, ir Abromas toksai buvo, ten klydo, ir Dovydas klydo, žinai. Ir ten Nehemijas statė sieną ir jam ten trūkdė, vis ateidavo, sako, ateik, pakalbėsim, padiskutuosim, pasiaiškinsim, ką tu čia darai. Suprantat, Dievas tau viską surašė ir sako, skaityk. Tai yra meilės laiškas tau. Ir tu ištirsi tada, kas yra gera, priimtina ir tobula valia. Yra daug, kas yra gera. Yra daug ir priimtinų dalykų, bet yra ir tobulų dalykų. Suprantat? Mąstykit apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Kas tikra, garbinga, teisinga. Žiūrėkit, apie kiek mes daug galime mąstyti. Kas yra tyra, mylima, giriama. Apie visą, kas dora ir šlovinga. Žiūrėkit, mums tiek daug, apie ką mes galim mąstyti savo dienos bėgyje. O, Dieve, žinai, apie tavo įsakymus, apie tave, Viešpatie. Koks tu nuostabus iš tikrųjų, Dieve. Kaip tu nuostabiai veiki, žinai, tu skaitai Dievo žodį ir ten, tu čia taip darai, tu toks esi. Tai yra nuostabu. Kiek procentų minčių tavo kasdienybėje užima Dievas? Kiek vietos leidai jam? Kiek mąstai apie tai, ką jis kalba laiške, kurį tau paliko? Iš tikrųjų, tie mūsų mąstymas patinka Viešpačiui. Kai mes mąstome ir kalbame netikėjimą, arba netikėjimo žodžius, nusivylimą, piktus žodžius. Tai kaip tu galvoji, koks vaisius išaugs iš tavo žodžio sėklų? Mes visi suprantame, yra sėjos ir pjūties dėsnis. Šitame pasaulyje žemėje jisai veikia. Vis tiek, jeigu aš pasėjau morkų sėklas, aš sulauksiu tikrai morkas, aš nesulauksiu burokėlių. Tikrai. Tai įsivaizduok, jeigu aš kalbu nusivylimą, netikėjimą, abejonės, aš sėju į savo gyvenimą. Čia nieko nebus. Čia, ir suprantat, tai ar išauks tikėjimas, ar ateis stebuklai į mano gyvenimą? Aš labai daug girdžiu, nežinau, aš negaliu pavadinti, kad jie tikinti žmonės, nes tikintis žmogus yra tikinti žmogus, jisai tiki. Bet žmonės kalba daug labai daug netikėjimo žodžių ir po to jie stebisi, kad tas nevyksta, anas nevyksta. Tai aš ir galvoju, tai jeigu jie sėja netikėjimo žodžius, netikėjimo sėklas, tai kaip gali prasidėti kažkokie tikėjimų dalykai daryti. Net Jėzus sako savo kaime, ten Kafarnaume, dėl netikėjimo, sako, daug ko negalėjo daryti. Jis ten vieną gal ar išgydė, ten, žinai, bet sako, dėl netikėjimo jis negalėjo daug ko daryti. Jėzus. Tai kodėl šiandieną Jėzus nedaro mūsų gyvenime daug, tai kad mes netikėjimą kalbam. Labai viskas yra paprasta. Apie ką tu mąstai dieną ir naktį? Jeigu tu mąstai, tarkim, apie problemas, mąstai apie karą, mąstai apie kažkokius žmonės, kurie su tavim galbūt neteisingai pasielgia, tai tavo mintis yra užimta apie šitos dalykus. Žinot, aš prisiminiau dar seniai, dar čia vienos sesės liudijimas. Jinai jauna, dar tokia jauna šeima susikūrė ir jinai
ten kažkaip jo santykiai buvo su uošviene įtempti, bet daugiau problemų buvo pas tą jauną moterį. Ir tiesiog jinais, ir aš atsimenu, mes ten turėdavom, bendraudavom ir žodžiu, jinai ateidavo kaip ligonis, jinai būdavo kaip ligonis, ai negaliu mano ir jinai pati sako, aš kodėl, ir vieną dieną jinai aptiko, kodėl aš visą dieną mąstau apie savo uošvienę, ką jinai man pasakė, kaip jinai neteisingai daro, kaip jinai prie manęs kabinėjasi ir visa kita. Ir po to jinai pradėjo melstis, atėjo laikas, kai išgydė, jinai išsilaisvino ir po to tapo geri santykiai ir su uošvienė. Ir vat mano mintis ta, apie ką tu mąstai. Aš vat linkiu link Dievo, kad tu mąstytum Dievo žodį, nes tau tai atneš gyvenimą. Ir suprantat, dar vienas momentas, kuris man labai pasimatė, skaitant Išėjimo knygą. Tiesiog dabar skaitau Išėjimo knygą. Vieną tokį momentą parodysiu apie Dievo matymas. Kaip mato Dievas ir kaip mato žmogus. Kai Izraelis spaudė egiptiečiai sunkiais darbais, čia atsimenat, aš čia trumpais papasakosiu, jį spaudė ir ten parašyta, jie skundėsi, vaitojo, sako, izraelitai, nežinau, ten neprašyta, kad jie meldėsi, bet sakė, šaukėsi Dievo. Jie šaukėsi Dievo, ne? Ir tai buvo nepavydėtina būklė. Ir kai atėjo Mozė su Aronu, jie iš pradžių patikėjo. Izraelio tauta patikėjo, nes jie labai norėjo būti išlaisvinti. Ir jie nežinojo. Bet kaip tas išlaisvinimas vyks, jie net neįsivaizdavo, nežinojo, kaip tai įvyks. Bet jie buvo girdėję apie protėvius, apie Dievą ir jie patikėjo. Ir Išėjimo 4:29. Mozė ir Aronas nuėję surinko visus izraelitų vyresniuosius. Aronas kalbėjo visus žodžius, kuriuos viešpats buvo kalbėjęs Mozei ir padarė ženklus tautos akyse. Tauta patikėjo. Išgirdę, kad viešpats aplankė izraelitus ir pamatęs jų priespaudą, jie žemai nusilenkė ir pagarbino jį. Valio, galim paploti rankom. Aš paploju rankom, nusilenkė tauta, patikėjo, žinot, kaip sakyčiau, atėjo lyderiai, davė mikrofoną, kaip dabar, pavyzdžiui, scenose, aikštėse, susirenka, kažkas pasakė gražią kalbą, įkvepiančią, visi paplojo rankomis, valio, gerai. Kiekvienas žmogus savo gyvenime nori gyventi laisviai. Ir suprantat, esantis vergystėj, nepriklausomai kokios srities ta vergystė. Jie, kai pradeda matyti Dievo išvedimą, kai tarkim Dievas pradeda veikti tų esančių priespaudų gyvenime, jie pradeda murmėti. Pala, nes viskas vyksta ne pagal jų supratimą. Suprantat? Dažnai žmogus pyksta ant Dievo, murma, neleidžia šventajai dvasiai veikti jo gyvenime. Nes Dievo supratimas ir žmogaus supratimas tai yra du skirtingi supratimai arba matymai. Čia panašiai kaip yra vaizdas 3D formate ir jau 4D formate. Problemos, kai mes žiūrime į jas iš žemės plokštumos arba iš tos 3D, iš to 3D formato, ne iš žemiškos perspektyvos, tas ribotas supratimas. Ir yra visiškai kitoks matymas ir supratimas, kai tu žiūri iš 4D, iš Dievo perspektyvos. Ir žiūrėkit, paprasčiausias pavyzdys, aš čia dabar pateiksiu. Kai tarkim, Senam testamente Izraelį apsupdavo milijoninę armiją. Esam ne viena ten yra apsupa, ką daro? Visi karalius išsigąsta, visa tauta dreba, širdis, sako, vis iš baimės surakinti, nežino ką, bijo. Dievas atsiunčia pranašas pasako žodį ir ateina tarsi viltis ir kas įvyksta, tada tauta meldžiasi, pasninkauja, šaukiasi gyvojo Dievo. Dievas pasiunčia angelą, priešai vieni kitus ten išpjauna, jie ten išsižudo, yra tokių atvejų, ne vienas atvejis. Ir tada, Izraelis vėl apsaugotas. Ir suprantat, kai yra tas 3D formatas, ką jie mato? Milijoninė armija. Mes be šansų. Mūsų ten tik tais, ten Jeruzalė apsupta, o aplinkui ten gal kelių tautų, susirinkę galingą armiją. Ir jie negali. 3D, 4D, dieviškas formatas ateina ir pasako,
atsiųsiu angelą, sutvarkysiu. Gaila, dar vienas toks formatas, vienas pavyzdys, Sodoma. Ateina angelai pas Lotą į namus. Vat man patinka, kai, suprantat, Bibliją tu skaitai, ten angelai veikia. Suprantat, ten kažkaip atrodytų normalu, o taip skaitai. Taip norėtųsi, o kodėl pas mus negali šiandieną ateiti angelai, veikti. Tai va, ateina pas Lotą. Ir tie miesto vyrai buvo iškrypę, visas miestas buvo iškrypęs. Ir jie norėjo išprievartauti šitos angelus, įsivaizduoju, tos vyrus, nes, angelai jie buvo kaip vyrai atėjo. Norėjo išprievartauti, paskiau norėjo dukteris išprievartauti, norėjo Lotą užmušti. Ką padarė angelai? Apakino jos ir sako, kad jie ten graibė aplinkui tas durų rankenas, nerado durų rankenas. Suprantat, buvo ir staiga nebemato. Ir va čia yra tas dangaus formatas ir žemiškas formatas. Va kai įsikiša dangaus formatas, viskas keičiasi. Ir šiandien to trūksta, labai to krikščionių gyvenime, to dangiško formato, kur Dievas veikia, kur dangus yra atviras. Šiandien iš tikrųjų pas daugumą dangus uždarytas ir maldos nedaug, neaukštai te pakyla. Esu girdėjęs, kaip žmonės sako, meldžiuosi, bet sako, man atrodo, žinokit, tikrai aš daug girdžiu ir dar vakar su savo mama kalbėjau ir jinai sako, negirdi tos mūsų maldos, jos kažkur nukrenta ant žemės. Suprantat, iš kur pas žmonės va tos kalbos? Maldos nepramušo dangaus, dangus man varinis kažkodėl, manęs negirdi. Iš kur tai yra? Kodėl taip žmonės šneka? Ir kai žmonės meldžiasi, negauna atsakymų, jie pikti ant Dievo, nusivylę, nepatenkinti. Kiti nueina į religiją, gaunasi tada tik religiniai kažkokia veikla. Aš apie maldas biškį vėliau pasidalinsiu. Taigi mūsų matymas ir Dievo matymas skiriasi. Ir Izraelio tauta išvadavimo jinai laukia vienaip, o Dievas turėjo visai kitą matymą. Žinot, aš pasakysiu, tauta pasikalbėjusi su Moze, jinai galvojo taip, žmonės galvoja, Moze dabar nueis su Aronu pas faraoną, išdėstys jam planą, nes kadangi hebrajų Dievas siuntė, ką padarys faraonas? Turėtų paklausyti Dievo žmogaus ir nuspręs pakeisti įstatymą. Egipte išleis įstatymus, kad hebrajus reikia gerbti, nustoti spausti, teisės, aišku, pagerins jų gyvenimą, teisės turėtų duoti, atlyginimus turėtų pakelti. Turėtų būti taip, ir jie galės savo toliau ramiai gyventi tenais, Egipte. Greičiausiai taip tauta galvoja. Čia, kad o Mozė paklausys, faraonas paklausys ir viskas bus gerai. Galės jie toliau statyti namus Egipte, keliauti po užsienį, plaukiot po Nilą, gaudyti krokodilus. Čia aš šiek tiek pajokauju, kad kartais reikia, kad nebūtų nuobodu. Bet matot, kas yra. Ne viskas vyko pagal jų supratimą. Jų supratimas ir Dievo visiškai kitoks. Dievas, kai Dievas veikia, jis galvoja apie visą tautą. Jis galvoja apie giminės, apie palikuonis ir palikonių palikuonis. Suprantat, Dievas mato labai labai toli. Ir jisai galvoja, kaip išvesti iš svetimos žemės, iš vergystės į jiems atiduotą pažadėtą žemę, kur jie turės savo žemę, savo namus, savo sklypus, jie turės savo valdžią, jie turės savo įstatymus. Ten bus kita atmosfera, kita kultūra, suprantat, jie išeis iš svetimos žemės. Dievas nori juos ištraukti iš visiškai svetimos žemės ir atvesti į Dievo pažadėtą žemę. O žmogus galvoja, žinai, taip. Jisai galvoja apie save taip.
kad jam sektųsi, žinai, jis galvoja, gal kokį verslą sukursiu, sukursiu versliuką, ten turiu versliuką, gal kažkokį versliuką ten turėjau, žinai, tam Egipte. Šeimą sukurčiau, namelį pasistatyčiau, atlyginimas, kad mano padidėtų. Žmogus jis galvoja apie save, toksai siauras, savanaudiškas mąstymas, kad man gerai, mano vaikui būtų gerai ir viskas gerai, a ten tauta, man tauta nerūpi. Aš galiu sakyti, kad man baisiai rūpi ir aš baisus patriotas esu, iš tikrųjų niekam nerūpi ten ir nereikia apsimetinėti. Toks yra siauras savanaudiškas mąstymas. Tai Dievas norėjo duoti kur kas daugiau. Jis norėjo atiduoti žemę, kur jie bus patys šeimininkai. Jisai norėjo sukurti visiškai naują tautą. Ir čia skiriasi, kaip Izaijas ir sako, 55 skyriuje. Žiūrėkit, mano mintis yra ne jūsų mintis. Mano keliai, ne jūsų keliai, sako viešpats. Taip, Dieve, aš priimu. Ir mano lygiai taip pat, ir aš mąstau 3D formate. Kiek dangus aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintis už jūsų mintis. Žmogus mąsto, žmogiškai, žemiškai. Ir suprantat, jisai net maldoje nepakyla aukščiau negu antras dangus yra. Antras dangus. Tas, kuris, kaip sako, šio pasaulio kunigaikštis kontroliuoja. Šį pasaulį kontroliuoja šio pasaulio kunigaikštis. Tai tas jis kontroliuoja, kad tavo maldos jisai nepraeitų iki Dievo sosto, iki to 3 dangaus. Paulius sakė, buvau paimtas į 3 dangų. Tai yra 3 dangus. Ir kad, reiškia, yra tai kontroliuojama. Ir šio pasaulio kunigaikštis ir jo demonai, jie nepraleidžia tikinčiųjų maldų, bet puola jas gesinti. Čia dalinosi kaip, reiškia, tokie, žmonės Dievas atvėrė, kaip veikia su maldom ir sako, kai žmonės meldžiasi, tarsi kyla iš jų ta šviesa, toksai šviesos spindulys nukyla į dangų. Bet sako, ten, kur kyla tasai šviesos spindulys, arba dar, sako, kaip Jokūbo kopėčios, tai, sako, į tą vietą susirenka tamsa. Labai tiršta tamsa, nes, reiškia, ten kyla šviesa, tą šviesą reikia užgesinti. Ir todėl sako, aš meldžiuosi ir mano maldos neprasiveržia, mano maldos, todėl, kad tenais puolė į tą vietą demonai užgesinti, kad tavo malda nepasiektų Dievo. O ką tau reikia daryti? Tau reikia toliau inirtingai melstis, plėšytis, kovoti, grumtis, supranti, nenustot, nepasiduot, bet toliau melstis. Ir tu pasieksi tą dangų, ir tu gausi atsakymus. Ir tada ateis angelai, atneš atsakymą. Žinot, čia viena sesė vis dalindavosi per maldos susirinkimą, sako, aš matau vis tarsi, kad yra čia tarsi kaip ugnikalnis, bet sako, virš to ugnikalnių kažkoks kaip tinklas, kaip šydas, kažkas tą ugnikalnį čia nori užgesinti. Ir aš taip supratau, kad čia kyla tas ugnikalnis, čia yra ta šviesa, suprantat, bet yra sutelktas priešo jėgos, kad visa tai nepasklistų, kad tai užgesintų, kad tai apjuodintų. O, taip, Dieve. Ir iš tikrųjų ta tamsa, jinai kaip tie gaisrininkai, suprantat, kaip gaisrininkai. Gaisrininkai gesina gaisrą. Jų darbas. Šiaip žemėje tai yra gerai, kai gesinti gaisrą, aš sutinku, gaisrą reikia gesinti. Bet pavyzdžiui, ateina Dievo prabudimas. Kai ateina Dievo prabudimas, kodėl prabudimai labai daug velnias atsiunčia savo tokių gaisrininkų, kurie puola gesinti prabudimą. Užgesina prabudimą. Žiūrėkit, kiek yra daug aprašyta prabudimų, kurie anksčiau ar vėliau yra užgesę ir ten toliau analizuoja. Tai pasauliečiai pradėjo pulti, tai iš kitų bažnyčių pradėjo kritikuoti, ten dar įvairios atakos prasidėjo, kad ta ugnis būtų užgesinta. Ir jūs turbūt, žinot, kai žmogus pasidaro karštas dėl Jėzaus, tai tuoj prisėlina religijos dvasia ir jinai sako, kam čia reikia plėšytis? Nebūk fanatu. Nebūkit fanatai, nerėkit taip garsiai, ko jūs čia rėkit? Tai ką, Dievas negirdi? Dievas nekurčias. Nereikia rėkti, nereikia taip plėšytis. Žinai ką, gyvenkit santūriai. Ir apskritai išlaikykit Saliamono aukso vidurį. Aš labai girdžiu, Saliamono aukso vidurys.
Nu, kas yra Saliamono aukso vidurys? Kas yra tas santūrumas? Kiek daug karštų krikščionių buvo užgesinti, vat būtent tai. Viskas santūriai, ramiai, pagarbiai. Ir kai tu pradedi toks būti santūrus, susiturėti, susilaikyti, per daug nesiplėšai, per daug, nu kam čia tampytis, nu kam viso to reikia. Ateina atšalimas. Kas įdomiausia, kad ateina atvėsimas. O galiausiai visiškai užšąla. Gyvenimo upė sustingsta ir ta upė pasidengia ledu. Ateina dvasinis sąstingis, žmogaus dvasia įkalinta lede, ledo šaly. Ir tik tais meilės Dievui karštis. Vat kodėl sako, mylėk Dievą visom jėgom, visa širdim, visa siela. Vat tasai karštis, jisai tau neleidžia sustingti. Nebūkite tingus, bet būkite liepsnojančios dvasios, sako Paulius. Liepsnojančios dvasios, tai jūsų dvasia liepsnoja. Oi, Pauliau, ką tu kalbi čia dabar? Mes esame santūrus. Mes Lietuvoje esame santūrus. Mes nesame fanatai ar sektantai, charizmatai. Mūsų bažnyčios yra viskas daroma ramiai. Suprantat, mes rūpinamės, kad tik bažnyčioje nebūtų per daug triukšmo decibelų. Nedaug Dieve bus per triukšminga. Dar kažkas mus apkaltins, kad mes per didelį triukšmą keliame. O Paulius ateitų, aš manau, ir nusistebėtų. Oho! Ir paklaustų, o kas tau taip sakė, kad reikia santūrių būti bažnyčiai ir netriukšmauti? O tu apie Dovydą esi skaitęs, jisai kalba apie džiaugsmingą triukšmą, sako, ten su simbolais, ten davai, trimituokit ten. O jūs skaitėt Dovydą? Jisai apie jokį santūrumą nekalba. Dovydas nekalba apie santūrumą, jisai šoka, ten drabužiai jam nukrenta, garbina jisai Dievą. Žinot, pasakysiu, kada reikia būti santūriu. Nuodėmės atžvilgiu reikia būti. Aš sutinku. Nuodėmės atžvilgiu. Būk santūrus. Susilaikyk nuo nuodėmės, susilaikyk nuo netikėjimo, nuo pavydo, nuo tinginystės, nuo kritikos, nuo persivalgymo, nuo apkalbų. Va čia susilaikyk, va čia būk santūrus. Aš čia pritariu 100%. Bet kas liečia Dievo garbinimą, čia nebūk santūrus. Čia parodyk, kad tu myli jį visą jėgą, visą širdim, visų protų. Parodyk. Dievas tegul mato. Nes šitoj vietoj santūrumas tik sulaiko tą karštį. Suprantat? Taigi, kai žmogus varge šaukiasi Dievo, jisai ateina. Jisai ateina, bet jis ateina su savo matymu. Ir čia tada žmonės pradeda priešintis. Ir mes matom, kaip su Izraelio tauta buvo ten to viso išėjimo metu iš Egipto. Jie priešinasi. Ir kai Mozė atėjo išvesti iš vergystės, krosnės, žinai, Dievas neatėjo suteikti didesnio atlyginimo ar palankesnių įstatymų ten Egipte. Suprantate? Ir žiūrėkit, dabar Dievas suteiktų tai kartai didesnį atlyginimą, geresnius įstatymus, tarkim. Jie ten biškiai gyvena kažkurį laiką geriau, bet ateis kitas karalius ir vėl jisai išleis kitus įstatymus. Vaikai, kurie ten, arba anūkai, kurie gims, jie vis tiek liks vergystės šalyje. O Dievas matė toliau. Jis norėjo, kad vaikai, anūkai, visi jau jie gyventų laisvoje šalyje. Aleliuja. Kai ateina Dievas, jis nėra, kad ateitų tik truputį tave paremontuotų. Tokį kosmetinį remontą, žinai, padarė, biškį padažė tave, tai patvarkė ir tu jau toks šiek tiek kitoks. Nieko tu ne kitoks, kol neįvyko transformacija. Kai ateina Dievas, jisai keičia viską iš esmės. Iš esmės tai yra kaip kapitalinis namo remontas. Tai yra visiškai kita dvasia duodama, suprantat? Visai kiti įpročiai, visai kiti dalykai ateina. Viskas aukštyn kojom apsiverčia. Nei tu buvai įpratęs. Visus tavo nuodėmingus įpročius, tavo religingas maldas, tavo suformuoto tokį religinį pasaulėvaizdį, jisai nori visiškai transformuoti. Jis nori įnešti savo karalystę, savo matymą. Jis nori viską pakeisti. Ir tai, ką tu šiandien laikai šventu, iš tikrųjų yra tik stabai.
Tu net neįsivaizduoji, kiek daug stabų esi prisistatęs per religinį gyvenimą savo širdį. Tu, žinai, yra žmonės, aš girdžiu, jie pyksta ant Marijos statulos. Ai, pristatė čia Marijos statulą. O kodėl tu nepyksti ant stabų, kurie gyvena tavo širdyje? Kažkas pyksta, kad eina pirkti mišių už mirusiuosius. O kodėl tu pats pasilieki gyventi mirties miego dvasioje, pats sėdi mirtyje, o tu pyksti ant kitų? Žinok, Dievas, kai ateina, jisai visus stabus išneša. Jisai nesėdė, žinai, taip įsivaizduok, kambaryje. Jėzus ir ten, žinai, puikybė sėdi, išdidumas, godumas, paleistuvystė, žinai, sėdė visi. Žinai, įsivaizduoju, taip, Jėzus ir visi šitie vat sėdi. Stabai. Ne, šitie dalykai neįmanomi viename kambaryje su Jėzu. Kai tu meldi Dievo pagalbos, būk pasiruošęs pokyčiams. Nesipriešik Dievui, nes jo mintis yra ne tavo. Žinot, oi Dieve, tik ne taip stipriai. Viešpatie, kur tu mane vedi? Aš nenoriu ten eiti. Aš nenoriu taip greitai. Man nepatinka tai, ką tu darai, Viešpatie. Aš pripratęs esu prie kitų dalykų. Tu per daug nori išmesti iš mano gyvenimo daiktų. Aš per savo gyvenimą tiek visko esu prikaupęs. Aš tiek daug žinių apie tave surinkau. Tiek patirčių. Nesvarbu, ar jos blogos, bet josgi mano, mangi gaila jas išmesti. Aš taip su jomis susigyvenau. Aš neįsivaizduoju naujo gyvenimo be jų. Aš noriu naujo, bet aš bijau naujo, nes aš nepažįstu ir aš nežinau, kur tu mane nuvesi. O ką kiti žmonės pasakys? O ką jie pagalvos, kai aš pradėsiu keistis? Juk jie pripratę prie manęs tokio, koks aš šiandien esu. Suprantat? Žmonės nori laisvės, bet jie nenori pokyčių. Bijo pokyčių. Aš noriu keistis. Aš noriu kažką keisti savo gyvenime. Bet kai ateina Dievas, sako, gerai, davai, aš tau padėsiu, aš parodysiu tau. Ir kai jisai pradeda keisti, tai pas tą žmogų visi demonai sukyla ir jie sako, oi, ne, mums čia gera pas tą žmogų gyventi. Čia mūsų namai. Kur mes gyvensim, kai mus išvysi? Ir daugelis, žinot, pasilieka prie seno. Nors viduj nepatenkinti, jie viduj kenčia, jie nepatenkinti, bet jie pasilieka prie seno. Jie taip ir nežengia naujo žingsnio. Jie neišdrįsta žengti žingsnio. Ir todėl šiandieną daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Nes bijo, nenori keistis. Bijo nežinomybės. Suprantat? Žmonės labai bijo nežinomybės. Bet jeigu tu pažiūrėsi į Abraomą, į mūsų tikėjimo protėvį, visas gyvenimas jau yra nežinomybė. Išeik, kur? Į žemę. Į kokią? Aš tau pasakysiu pakeliui. Pirmiausia, tai palik savo tėvus, gerai? Tėvų mąstymą, palik ten tą visą stabmeldiškai. O ten tą paliksi, gerai? Kai va tą paliksi, tada aš tau pasakysiu sekantį žingsnį. A kol tu nepaliksi seno, aš tau negaliu duoti naujo. Palieki seną? Ok, duosiu. A kai pradėsi eit, aš tau duosiu sekantį. Pasakysiu, iki kokio sekančio kaimo tau eiti. Kai Mozė paprašė faraono išleisti 3 dienoms tarnauti Dievui, faraonas atsakė, kur išeiti? Pala, koks viešpats? Aš jokio viešpaties nepažįstu. Tu ką, neturit jūs gal ką veikti? 3 dienas tarnauti, išvažiuoti kažkur tai? Kokį? Į kokį enkauterį? Su kokiu dievu susitikti? Tau gal stogas nuvažiavo? Matot? Išlaisvinimas iš vergystės prasideda nuo tarnavimo jam. Bent jau nuo to noro, užsimezga noras širdyje. Nuo tavo tikėjimo pareiškimų, tu bent jau nors tikėjimo pareiškimus išsakyk savo gyvenime. Nori būti laisvas, pradėk tarnauti Dievui. Aleliuja. Dabar aš manau, tu turėtum pašokti nuo savo lovos ar kėdės, savo kambarį, klausydamas. Žinai, aš tau pasakysiu, taip lengvai faraonas tavęs neišleis. Kai tik tais tu apsispręsi tarnauti gyvam Dievui, tada prasidės linksmoji dalis. Velnias pradės tave mušti, tau duos daugiau darbų,
prieš tave atsisuks visi faraono draugai, netgi ir tavo artimieji. Tave gali išgąsdinti tokia situacija, atrodo, tu norėjai gero, tu dabar atsigrėžiai į Dievą, o čia dabar viskas tarsi pablogėjo, ne? Juk tu, kad tu ir tu nesitikėjai sulaukti tokio pasipriešinimo. Ir žiūrėkit, kas įvyko su izraelitais, kai jie susidūrė su tokiu pasipriešinimu. Jie pradėjo skųstis Dievui ir jo tarnais. Jau dabar ir Mozė pasidarė kaltas. Prieš tai Dieve, o dabar jau ir Mozė. Tai jūs kalti, Mozė ir Aronai. Dėl jūsų kalbų situacija atsisuko prieš mus. Egiptiečiai išsitraukė kardus prieš mus, pradėjo kaltinti savo lyderius. Suprantat, žinai, nieko nauja. Aš pastebėjau, kai pradedi melstis už žmonės, ypač kurie gyvena priklausomybei, vergystei, jų gyvenimas atrodo iš pradžio negerėja, bet dar tik tai blogėja. Dievas mato žmonių vaitojimą, jisai išveda žmonės iš egiptiečių priespaudos. Jisai, suprantat, gelbėja žmogų, jis nori gelbėti žmogų. Ir tas išlaisvinimas, jisai vyksta jėga. Matot, Dievui reikėjo panaudoti Egipte stiprią ranką. Išlaisvinimas neateina, žinokit, labai taip lengvai. Įsivaizduokit, aš atėjau. Labą dieną, mielas, gerbiamas faraone. Aš prašau, faraone šėtone, pasitrauk nuo mano gyvenimo ir nuo mano šeimos. Gerai, ir nuo mano sveikatos, ir dar nuo mano finansų pasitrauk. Ačiū už supratimą. Žinai, taip, jisai taip ir paklausys. Taip, jis gražiuoju. Va tas, įsivaizduoju, tamsos kunigaikštis, jis yra kunigaikštis, jisai ima taip ir paklausė. Tas, kuris viską kontroliuoja, atėjo kažkas neaišku kas ir, žinai, jėmė ir paklausys. Kai Mozė kalbėjo faraonui, tas nusigręždavo ir nueidavo. Įsivaizduokit, Mozė kalbėdavo, faraonas nusigręždavo. Niekas tavęs gražiuoju neklausys. Pamiršk. Pamiršk tokias religingas maldas, intencijas. Velnias yra išvaromas jėga, kitaip ne. Dievo karalystė yra grobiama jėga, kitaip ne. Ir žmogus yra išlaisvinamas tik tais Dievo jėga, kai įsikiša stipri Dievo ranka. Prisimink savo gyvenimą, kaip tu patyrei išlaisvinimą. Ar tu prašai Dievulio sudėjęs maldingai rankeles ir tapai šventų krikščionių? Ir velnias jau tau nekenkia, nes tu dabar gyveni su juo gražiuoju. Tugi nenori velniui kenkti, tugi nenori iš jo atimti pavergtų žmonių, tugi gyveni tylų, ramų, dievotą gyvenimą. O, kad viskas taip ir būtų, suprantat. Atleiskite, aš šiandieną su tokia ironija kalbu, bet kartais ir kai paskaitai Biblijoje, kartais ir pranašai kalbėdavo labai įdomiai. Kažkodėl, kai tu pradedi melstis, susiduri su pasipriešinimu. O žinai, kas tau priešinasi? Ogi tas pats draugelis velnias, kurio tu bijai pajudinti. Aš šitą veislę išvaroma tik malda ir pasninku. Bet tu nesimeldi taip, nes juk Kristus viską atliko ant kryžiaus, o ką man čia dabar melstis? Ašgi dabar galiu laimingai gyventi iki gyvenimo galo, po to jiems žinybę gražiai ateisiu. Kiek, žinot, šiandien yra tiek daug apgautų krikščionių. Pasakykit man, kodėl lygi šiol Izraelį nuolatos spaudžia ir atakuoja arabai? Pasakykit man, kiek daug maldų buvo atsakytos tavo gyvenime? Kodėl tiek daug nelaimių ir karų? Žiūrėkit, juk šiandieną tiek daug milijardų yra krikščionių žemėje. Va dabar vyko neseniai rinkimai. 1,5 milijardo, aš tiesiog cituoju, ką girdėjau sakė. 1,5 milijardo katalikų krikščionių, ne krikščionių, bet katalikų tikinčiųjų, 1,5 milijardo rinko naują popiežių. Išrinko naują popiežių. 1,5 milijardo, išgirskit skaičių. Tai ne 1,100, tai ne 1,500. Jeigu tie 1,5 milijardo melstusi taip karštai, kaip moko Jokūbas, kas būtų žemėje?
Įsivaizduojat? O dabar žiūrėkit, dar yra protestantai tokie, dar yra stačiatikiai. Tai aš nežinau, gal jau gausis ir 2,5 milijardo, gal 3 milijardai, krikščionių žemėje. Jeigu šiuo metu yra 8, tai skaitykit, vos ne trečdalis yra, 1/4 tai būna krikščionių žemėje. 1/4. Virš 2 gal milijardų. Jūs įsivaizduokit, kokia tai jėga. 2,5 milijardo, tarkim, jie suklaupia ant kelių ir jie šaukėsi gyvojo Dievo. Šitą žemę apsiverstų. Mato, žinokit, jeigu taip vyktų, ateitų Dievo karalystė jau seniai. Jau čia būtų Dievo karalystė. Aš nebejoju. Bet aš nematau tos Dievo karalystės. Šiandien Seime nori priimti tokį vieną įteisinti įstatymą. Priimti Lietuvoje abortus. Va čia visai neseniai išgirdau. Bet tai akivaizdžiai prieštarauja Dievo įsakymui – nežudyk. Ir aš gyvenu ne ateistiniai šiandieną šalyje, aš gyvenu katalikiškoje šalyje. Diduma yra. Galima sakyti krikščioniška. Ir suprantat, šitoj mano šalyje, mano tautoj, kurioje aš gyvenu, kurioje aš gimiau, šitoj šalyje nori atidaryti legalias velniui duris. Aukoti vaikus, nužudyti vaikus. Ir vat kai rodė, aš mačiau per televiziją, kai kalbėjo per žinias, rodė statistiką, kad po 2,5 tūkstančių yra oficialių abortų. Dabar daroma Lietuvoje. Po 2,5. O kiek dar yra neoficialių abortų padaryta? Ir aš tai primečiau, tarkim, apie 5 tūkstančius per metus. Tai per 10 metų gali būti 50 tūkstančių negimusių kūdikių Lietuvoje. Tai toks kaip Marijampolė miestas. Įsivaizduokit, Marijampolės nėra. Va tokio. Šiandieną dar būtų viena Marijampolė, o jos nėra. Tai skaityk, jeigu yra daugiau gimusių vaikų, reikia daugiau mokyklų, daugiau mokytojų, daugiau maisto, atsirastų daugiau darbo vietų, ūkininkai turėtų daugiau auginti, reikėtų namų daugiau statyti, statybininkams būtų darbo, vairuotojams, darželiuose reikėtų, daugiau būtų, visko daugiau. Žiūrėkit, matot, koks yra gyvenimas. Ir žmonės, kurie siūlo tokius įstatymus ir juos priima, tai yra akli, nes šio pasaulio kunigaikštis apakino jų protus. Ką šiandien veikia krikščionis? Atostogauja? Diskutuoja, kas teisingesnis? Ar čia gerai, ar pataikauja? Aš tokį klausimą keliu. Ką krikščionis atėję į dangų jie pasakys? Kokius darbus atsineš? Ką mes atsinešim? Ką jie pasakys viešpačiui? Brangieji, taip, aš negaliu kalbėti taip lengvai, santūriai, kai Dievas man rodo tam tikrus dalykus, kurie vyksta šitoj žemėje. Kai yra tiek tikinčiųjų, o jie užsiima ne tuo, kom reikia. Viską daro, bet nesvarbiausia. O svarbiausia, sako, ieškokit pirmą Dievo karalystės. Jūs pirmiausia ieškokit teisumo, ieškokit ramybės, ieškokit džiaugsmo. Ieškokite jo jėgos, nes Dievo karalystė ne kalboje, bet jėgoje. Ieškokite jo jėgos, ieškokite mano veido. Aš dabar pereinu į maldą ir einu į pabaigą. Taip, ieškokit mano veido. Dieve, tu sakai, ieškok mano veido iš tikrųjų. Ir aš meldžiuosi, Dieve, aš meldžiau už šitą tautą, viešpatie. Aš nenoriu, kad mano tautoje nuodėmiai būtų atidaryti per įstatymus legalios duris, Dieve. Aš išstoju, aš priešinuosi, kad mano žemėje būtų priimti tokie įstatymai. Aš nesutinku su tokiais įstatymais, Dieve. Aš priešinsiu jiems Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, nes tu esi gyvenimo davėjas, tu atneši gyvenimą, Dieve. O Dieve, ir aš meldžiu, pašalink tą aklumą, nes aklas veda aklą ir abu įkrenta, Dieve, į duobę. Abudu, kai aklas veda, vienas priima, o kitas vykdo, Dieve, įstatymą, tada abudu eina į duobę, Dieve. Dieve, atverk mano akis, kad broliai ir seserys nėra priešai, kad bažnyčia viena kita, jie nėra priešai, nėra konkurentai, kad tai yra Kristaus bažnyčia, viena bažnyčia, nes vienas krikštas, viena dvasia, vienas tėvas, vienas viešpats. Yra, sako, daugybė tarnavimų, bet viena dvasia, yra daugybė veiksmų, bet tas pats viešpats, sako, veikia. O yra daugybė skirtingos dovanos, bet, sako, ta pati dvasia dalina tas dovanas, suprantat? Mes iš vienos šaknies, mes kilę, iš Jėzaus Kristaus gimę, iš Dievo gimę.
Ir gimęs iš Dievo myli, sako Dievą, myli gimdytoją ir myli kitą gimus iš Dievo. Taip, Dieve, te kyla meilė iš mūsų širdžių vienas kitam. Nes jeigu mes nemylėsim vienas kito, tada Dievas nepasiliks mumyse. O, larabasanto, larabergizridį, Dieve, aš meldžiu, iš tikrųjų, ta tobula meilė. Tai, ką aš kalbėjau, Dieve, iš tikrųjų, tai tu man atvėrė tas akis apie tobulą meilę. Meilę be priekaištų. Meilę, kuri eina pro visokias neapykantas, pro atmetimą, pro išdavystę, pro pažeminimą, pro niekinimą. Jinai praeina ir jinai sako, aš tau atleidžiu, nes tu nežinai, ką darai. Aš myliu tave vis tiek, nes Dievas pamilo šį pasaulį. O, mano Dieve, sautorobergis ir idėjai. Taip, tai atsiveria mūsų protai, tai atsiveria mūsų akis. Dieve, kad mes ne vien tik iš žemiškos perspektyvos žiūrėtume, bet kiekvieną problemą, kiekvieną situaciją eitumėm į maldos kambarį ir atneštumėm tau, ten, kur tada atsiveria dangus. Dieve, aš prašau, kad kiekvienas tavo vaikas, kai melsis, kad virš jo būtų atidarytas dangus, atviras dangus, kad jis kvėpuotų dangumi. Dieve, kad jis įkvėptų dangaus. Aš meldžiu, Dieve, kad žmonės pagaliau kvėptų to gryno gurkšnio. Leisk mums paragauti dangaus. Leisk mums paragauti. Jėzau, aš prašau, už kiekvieną, kuris klausysis, kuris žiūrės šitą laidą, klausysis. Leisk paragauti tos dvasios. O, rasant, Dieve, praverk dangų. Ten gelai veikia tų žmonių gyvenime, kai jie melsis ir jie laikys atvirą dangų. O, rabasantolerebergizridį. Aš meldžiu, kad būtų atnešti atsakymai, maldų atsakymai. Te ateina atsakymai į tavo gyvenimą, Jėzaus Kristaus vardu. Te ateina tai, ko tu meldiesi. Nenustok melstis, šaukis dar karščiau, kaip Jokūbas sako, daug gali karšta teisėjo malda. Ir žadinkim, kelkim šitą tautą, melskimės. Jeigu tiek milijardų krikščionių yra žemėje, jūs įsivaizduokite, tai yra tokia jėga, tokia didžiulė jėga. Mūsų tėvas yra visagalis. Mūsų, kodėl Dievo vaikai yra tokie vargšai, tarsi kaip ubagai šitoj žemėje, kai jie turi patį turtingiausią, patį galingiausią Dievą, kuris viską ir sukūrė. O, Dieve, Dieve, Dieve. O, larasanto, larabergis ir idėri. Pažadink mus Viešpatie tikrovėje. Pažadink mus tikrovėje. Taip, mano Dieve. Aš dėkoju tau. Aš laiminu kiekvieną. Ten neįsižeidžia nei vienas, ten neužpyksta nei vienas. Iš tikrųjų, aš neturiu jokio ketinimo, nei kažkieno jausmus ar užgauti, ar kaip. Jeigu kažkas ir užsigavo, tai galbūt tik tai kažkokie sieliniai dalykai, bet tavo vidinis žmogus, jisai tiksliai žino, kad mano dvasia kalba tiesą. Vidinis žmogus, jisai žino, kada yra kalbama tiesa. Taip. O, rabas šantaras, jeigu įsižeidžia arba jeigu nuliūsta, tai siela, tai tik jausmai ir emocijos, bet vidinis žmogus, jisai žino, kas yra tiesa ir jisai girdi Dievo tiesą. Taip. O, rabas šantaras beregis. Taip, mano Dieve, dėkoju už šį sekmadienį. Laiminu, Dieve, tavo žodį, tai išsipildo tavo valia. Jėzaus Kristaus vardu. Šiandieną brangiai atsisveikinam. Būkit liepsnojančios dvasios, priimkite tai, nes Paulius kalba apie sielinius žmonės ir apie dvasinius. Mesgi esam dvasiniai žmonės. Mylėkit Dievą visą širdim, mylėkit visom jėgom, parodykit, kaip jį mylit, mylėkite Dievą ir mylėkit artimą. Ta tobula meilė, tokioj meiliai nėra jokios baimės. Va šitaip ir užbaigsiu. Pasilikite Dievo meilį. Amen.